Sveiki, tai šį kartą ne vieni su šeima esam, dar ir mano brolis. Ir pradedam žygį. Pirma diena tokia lietinga, bet manau bus smagu vis tiek pasivaikščiot. Ir bandom judėti link, kaip sako, gražiausio ežeriuko Čarnai Stav. Kažkokiu tai takeliu, kuriuo dar esu neėjęs nei karto ir prie to ežeriuko nebuvęs. Aš tai atrodau kaip pimpačkiukas, o brolis tai kaip hobitas. Lietutis nepaleidžia mūsų visiškai. Vis dar eina, bet šitokį keliuką priėjau neblogą. Upelis išžiūrės jau, ne? Čia turėtų būti upelis, bet jo nėra, jis matomai. Kai sniegai iš po žiemos tirpsta, tai prisipildo. Iki vietos rašo 2 valandos 9 minutės dar. Iš to leina tai primena lokio figūrą. Visiškai atrodama lokys. Įdomi apžėlė, ne, kaip šaknis čia išvirtus, taip blemba. Ir taip atrodo. Nu, mūsų jau šios dienos maršruto tikslas artėja prie pabaigos. Liko 10-15 minučių gal iki ežerų Čarnai Stav. Jo. Bet lietus nesiliauja niekai. Pilka masė, žodžiu, viskas. Nu, matyti čia kiek aplinkui, va, trupučiuką. Trupučiuką, labai nedaug. Čia šalia pušėliais neaukštus jau auga. O čia matosi kažkokia va perėja irgi nedidelį. Judam tolyn. Po to tą patį kelią visą atgal, kokias 2 geras valandas. Bet gal dar nustos lyti, būtų malonu pamatyti labiau vaizdų gražesnių. Kalnai atsivertų gal. Tai kur tas ežeras? Čia nežinau. Čia matyti reikai dar jau pasirodyti. Viskas rūkė. Visi kalnai rūkė. Va, ežeras. Va. Tai va čia ryrė. Yeah. Čarnai Stav pasiektas. Pasiekiau tikslą, hobitas. Hobito kelionį. Visiškas rūkas. Net kalnų nesimato. Labas rytas. Šiandien nauja diena. Ir jau aš einu vienas. Nes broliai po vakar ėjimų nebeatlaikė šarnyrai. Tai jis nuėjo keltukus su šeimynom. O aš į naują kažkokią kalnų perėją, vėl kur dar nebuvęs. Noriu išbandyti. Tai kažkas va tokio, einu tokio žolynėlės. Takutis kažkoks. Čia gal slidininkų trasos būna žiemą kokios. Sunku pasakyti. Bet čia gal sienos buvę trasos tik tai. Tai va, judam. Labai gražus vaizdai aplinkui. Turistų beveik nėra, neblogas. Takutis matomai čia randasi. Matosi vienas kitas žmogus prasilenkia, bet nedaug tikrai. What country are you from? Lithuania. Welcome. Ai, koks gražuolis. Povedz se, nejakú klobásku. Ok, good luck. Všetko dobré. Litva, sako. Galvoju, kad Lenkas koks aš čia einu. O aš tos jų kalbos nifiga nesuprantu, ten man dar Lenkų ar Slovakų labai jau panašios. Nu, šiandien diena žymiai geresnė jau. Vakar tai taip Lenkiaus pusėje kolbom taip ir lėjau visą laiką, tik nusileidom iki mašinų.
Tai nustojo tas lietus, bet pervažiuom į kitą kalnų pusę, ten saulė švieti. O šiandien toks debesų yra, bet nelyja. Nu va, į kitą pusę atsiveria Žemųjų Tatrų panorama. Eglutės jau mažos tapo, pušėliais, ne eglutės. O mes į viršų. O, gražiai kaip tiek upelis, kalnų. Nuostabus vaizdas. Va taip, nuorodos irgi kalnuose. Neblogus. Žirklutės. Tai tie žmonės, vat, jie greitesni biskį tempą eina už mane. Bet aš juos paveju vis tiek, nes jie greitai eina. Jie sustoja pailsėti, o aš einu lėtai, taip va, kaip vėžliukas ir pasiveju juos. Vėl. Ir niekur jie nuo manęs nenutolsta. Tas mėtas, kai eini ir širdis džiaugiasi. Atrodo taip, eini sunku lipti į kalną, bet vaizdai viską atperka. Kai vėžliukas, va iš lėto, svarbu ne per greitai. Reikia jaus, širdies ritmas, jeigu stipriai padidėjo, mažini tempą vėl. Ir taip judi po truputį. Atrodo negreitai eini, bet per 10 minučių pasižiūri. Atstumą visai nemažą nueini. Nu, chebra bėgo priekį, bet jau jie pavargo ir stabtelėjau pailsėti. Viskai ir aš sustojau. Minutėlė, sekundėlė. Čia gal ir kalnų perėja jau matosi. Nes jau matau ir viršūnės artėja. Bet nežinau, kur jinai. Ar ten? O gal dar ten bus kažkur. Panašu, kad ten bus. Tuo išlysiu už šitų pušėlių bus matyti. Aha, čia ir bus ta kalnų perėja. Šiaip smagu šitokiam vietom eiti visai. Man patinka tie akmenys gražiai sudėlioti. Žiauriai faina. Pasirodo ežeriukas. Yra čia. O, koks gėris. Apdovanojimas. Va taip. Big kornijai. Kaip skanu. Gražus ežeriukas. O mes ten tolyn. Iš kur čia 14 minučių dar? Jau čia darbas, koks kalnas čia užlipus dabar. Nu va, galvojau, kad užlipau iki perėjos, o pasirodo, jinai tenais dar. O, čia tik tai užlipau į kažkokį... Va, ežeras matosi, dar ledas. Ten vienas ežeras, o ten kitas. O man ten dar reikia lipti, kur tie dantys tokie va. Norėtųsi ir apsirengti jau.
vėjukas toks pučias, žvarbus. Tai kaip nepūs, šaltas vėjas, jeigu čia va sniegas. Šalta čia, šalta. Čia viena pusė, iš kur atėjau. Čia leisime žemyn. Čia tas takas, tai neina suprasti net kur, per kur lipt, per kur nori ten eini čia, kur suprantu, kur pataugiau. Tas ežeriukas, oi, atsiprašau, tas ežeriukas visai užšalęs. Nors takas, tai gal ten žmogus eina panašu laiptai sudėlioti. Bet čia liptai belia kur gali. Viskas čia įtikėtina. Sveiki gyvi. Nu, po biskį žemyn dabar jau. Sunku ten? Nu, iš anos pusės eina tikrai nebuvo lengva. A ne? Aha. Dabar jau nesunku. Dabar jau nesunku žemyn. Bet leistis man kaip tik yra baisiau. Kojas pavargsta, raumenys, jo, bet taip, tai tą pusę puško tai buvo sunkoka iš tikrųjų šanos pusės. Čia tai bus nesunkinta. Iki. Ahoj. Tai šitam slėnį dabar kur einu, kažkuriais metais buvo pakeltas sraigtasparnis, nes kažkokie žmonės buvo papuolę čia į audrą. Nu, didelė audra buvo ir pakėlė sraigtasparnį, kad išgelbėtų atskirstą žmogų. Ir tas sraigtasparnis iš tikrųjų nukrito čia tam slėnyje ir žuvo visa įgula. 4 man berods žmonės.
O tie, kurie turėjo būti išgelbėti, pasirodo, audrai praėjus, jie grįžo namo savo sėkmingai. Tai toks įdomus faktas apie šitą slėnį. Ir kažkur netgi yra ta vieta, gal pažymėta tos sraigtasparnio kritimo, tai gal paskui prieisim, tai net įdomu bus. Vat. Todėl norėjau šitą kažkaip praeit slėnį, vat, įdomu buvo. 1979 m. birželio 25 d. gelbėtojų dispečeriai gavo pranešimą, kad kalnuose lipant iš Perijaus Bystra sedlo paslydo ant sniego moteris ir susižeidė koją ar kažką tokio. O jos draugas primygtinai reikalavo, kad reikia gelbėtojų, kad jie padėtų transportuoti žemyn, nes jie savo jėgomis jau negalėjo eiti. Tai buvo surinkta 6 gelbėtojų grupė ir atrodo, kad veiksmas vyks sklandžiai ir greitai. Buvo gautas sraigtasparnis Mi-8 iš Prahos. Taigi jis greitai nusileido Smokoviece tam tikroje aikštelėje, kur pasėmė visus tos gelbėtojus su visa įranga. Sraigtasparnio įgula nuolat palaikė ryšį su Poprado kalnų uosto bokštu iki 15:35 min, kai staiga nutrūko ryšys. 15:40 min iš Trepske pleso gaunamas kalnų gelbėjimo tarnybos savanorių pranešimas, jie išgirdo sprogimą Mlynicos slėnyje. Matyti liepsnos ir dideli dūmai. Į tragedijos vietą buvo iškviestas specialus sovietinių karių oro pajėgų ugniagesių sraigtasparnis Mi-8 iš Siliečio, tačiau nuolaužos nebedegė. Kita grupė pėsčiųjų iš karto nuvyko į slėnį, jas nustato avarijos mastą vietoje. 5 žuvusieji guli tarp uolų, 3 yra sunkiai sužeisti, o 1 įgulos narys yra dingęs be žinios. Sužeistiems suteiktas reikalingas gydymas, o Milanas Krišas, Vladislavas Janiga ir Svatoplukas Nikas neštuvais nešami į viešbutį, kur laukia greitosios pagalbos automobiliai. Dingęs Paro Huska vėliau rastas negyvas sraigtasparnio nuolaužose. Pririštas. Bet čia to malūnsparnio liekanos. Čia kur jisai kritęs buvo. Geras. Neįtikėtina. Visur tų liekanų matosi. Var čia liekanos. Nu ką, kai tolyn. Pagerbim žuvusius gelbėtojus. Judėti. Šiaip ne visi čia žino, kas čia yra. Vietiniai. Tos kalbos, kai nežinai. Aš ir gal būčiau nesupratęs, kas čia parašyta. Bet aš šitą istoriją tiesiog žinojau, kažkur buvau skaitęs.
dar kartą sugrįžom. Ir judam toliau. Nu va, didžiausia dalį jau nuo kalno nulipta. Paskutinis ežeriukas. Ir iš to ežeriuko krioklys tekantis turi būti. Čia takas. Nusileidžiam žemyn, paskui jau nedaug liks. Geras pusvalandis iki miestelio. Va, iki to miestelio. Nedaug baliukų. Takas čia eina. Jau pušėlis didėja, tuoj bus dideli medžiai. Reiškia, jau nusileidom gana žemai.